Labas iš Latvijos. Esam pakeliui į Rally Sarmą. Kilom anksti, 3:30 ryto, 4 jau iš namų pajudėjau. Liko nepilnai 50 km. Latvijai žiema konkreti. -8 matau laipsniai. Tikra žiema, čia išvažiavam iš Kauno, tai kaip iš rudens, tik tai su -3 laipsniais. O ko gilyn čia į Latviją, tuo sniego daugiau, žiemos daugiau, keliai mažiau valyti. Ryte Lietuvoje dar tokį nuotykį apturėjau, tai įsistačiau veidrodėlį, kad bent jau matyčiau kelią, korpusas tai visas nuneštas. Ką, gazuojam, po 10-24 berods turiu administracinės komisijas. Greit parodom licenzijas, dokumentus, sveikatas, viską, pasiemam GPS įrangą, pasiemam lipdukus, paliekam lipdukus greičiausiai bernam kažkur padėję, kad bernai atvažiavę galėtų pasimti, nes koks nepilnai 100 kg ar ten 8 už mūsų važiuoja su tralu, jiem reikės visų šitų daiktų į techninės komisijas. Tai va, tai paliekam šitos, varam susirašinėti greičio ruožų, iki 5 valandos šiandien greičio ruožų, susirašymai, 3 greičio ruožai, po 2 kartus važiuojami, tai bet visi virš 15 km ilgio, tai tikrai ilgi, nes Zarasuos turėjom taip tarp 5-6 km, tarp 4-6 net tokio ilgio ruožus, tai palyginus dabar beveik 3 kart ilgesni, kai kurie ir daugiau nei 3 kart ilgesni, delnai prakaitos normaliai, šturmanui burna išdžius normaliai, bet nieko, svarbiausia saugiai, tvarkingai renkam kilometrus, renkam patirtį po ilgos pertraukos ir mėgaujamės raliu. Greičio ruožai surašyti, tai galit iš mano balso girdėti, kaip vibruoja mašina, nes ratlankiai pilni sniego prilindę. Jau buvom ir mašiną, aišku, pasadinę. Pabandėm po truputį patrumpinti kelią tarp nuo vieno greičio ruožo iki kito, bet nieko, kolegos netoli važiavo, tai patasę trosą nutraukėm, bet vis tiek po to šiaip netaip ištraukiau, galvojau, reiks į traktorį ieškoti, ten buvom tarp miškų kažkur vidury, žodžiu, su pramogom, bet viską susirašėm, greičio ruožai 3 tie po daugiau kaip 15 km, tai nelengva man. Šiaip tie greičio ruožai tokie truputį kitokie nei pas mus. Jau man čia kažkaip arčiau atrodo Švedijos, Suomijos tų stiliaus. Turėtų būti sukibimas nerealus, nes viskas sušalęs, sniegas nuo kelio nuvalytas, tai su paprastom gatviniam padangom slysti nuo krašto iki krašto. Tai diglys turėtų idealiai, manau, ten kabintis. Šalčio čia labai daug, tai net ir mums startuojam ten 50 numerio, manau, kad turėtų būti itin geros sąlygos. Biški nerimo yra, neslėpsiu, nes yra tokių vietų, kur susirašiau, bet taip net nesu užtikrintas, nes sudėtingos tos vietos. Dabar jau kiek čia 4 valandos dienos, tai varom pavalgyti ir po 6:30 ar ten 40 atidarymo ceremoniją turim dar sudalyvauti. Stovim jau eilėj į atidarymo arką. Šiandien tokią padarė, nors varžybos įgritoj startuoja, bet šiandien arką. Tai turim šturmanėlį, turim pilną žmonių visokią aplinkui, va čia laukiančių ir kitas mašinas irgi eilėj. Čia visur pilna žmonių. Tai smagu, tikra ralio fiesta čia vyksta. Žiūrėk, kiti dabar ant arkos laukia, mes savo eilės. Tai varom ant arkos. Another Lithuanian crew, so fantastic. Labas vakaras, braliukas, viskas gerai? Viskas puikiai. Ja, vis labai gerai. Taip, labai gerai. Taip. So, welcome to Rally Sarma and Gulben, epic rally, a legendary rally, and the conditions are just perfect for rallying. But are you ready? I hope so. That's not the answer I was looking for. Ready? Oh, well, the co-driver says they're ready. We will do our best. All right, that's good enough for me. So, yeah. See you in the stages. Go flat out. I want to see some sideways going. Okay. Grįžom į serviso zoną, paliekam va mašinytės, jau nežinau kiek čia matysit. Paliekam serviso parke, ant priekio dėsios visiškai naujus nusipirkau roketus.
galui turėjau iš praeito ralio dar tokius tikrai neblogus. Bandysiu tokį variantą, priekis naujas galas dėvėtas po servizo, tai yra po pusės ralio priekinius dėtis į galą, o į priekį vėl naujus du dėsios. Nu, žiūrėsiu, kaip čia laikys. Kol kas planas toks, bet čia būna vienai planuoja, kitaip gaunas. Varom ilsėtis, ryt. Kas smagu, kad ir anksti labai nereikia, po 10 kelios minutės kažkiek tenai mūsų startas. Tai išsimiegam šiandien tvarkingai, pasitikrinam stenuškės dar visom bordais ir varom ilsėtis. Iki ryt. Labas rytas. Prasideda ralio rytas, o kas ką tik iš lovos iškrito, kas jau gamina čia visada standartiškai kiaušinukai, avokadukai, lengvo maisto, užkandam ir šokam iškart į aprangas ir važiuojam. Tokią turime čia gražią gamtą. Vakar hebriukai iššoko į kubiliuką, turim pirtelę va dar čia. Tai viskas žiauriai nice, ruošiamės, varom į startą. Ruošiamės startui, jau atvykom į vietą. Mašinytės, suruoštas kūrenas. Labai trumpas pervažiavimas, tai šildom reduktorius. Labas. Labas. Čia irgi hebrytė va ruošęs. Kokia šiandien greičio paslaptis? Šiandien greičio paslaptis Buteikis. Supratau. Čia tikiuosi tikrai ne aš, jeigu greitai važiuosi, žinokit, tik tais dėl Marko. Visiems geros nuotaikos, mašinytės šyla, bernai sustikrina paskutinius ir neužilgo jau ir pajudam. Viskas super, visi ruošęs, viskas gražu, susimatom iš greičio ruožų. Nu ką, pagazuojam, pasilinksminam. 30, tramplinas 40, žemyn, kairys 2-3. 30, tramplinas 40, žemyn, kairys 2-3. Kairys 1, tramplinas į kairį 2 žemyn, 30, dešinys 4. Dešinys 4, 40, kairys 3 plius, tiksliai, 100, tramplinas vidurių meta, 30, kairys 0, 50, kairys 5. Gerai, viskas važiavo. Tramplinas 30, dešinys 1, 30, 40, dešinys 0. Tramplinas 120, 150. Nesikaršiukite. Gerai. Dešinys 1. Kažkas į motorą. Kažką būsim atjungę. Tona. Išvažiuoju. Segiau diržus irgi. Praleidžiam tada mašiną ir tada. Prisigai? Ne, Davai, viskas gerai. Dešinys 1, 1, 2, per trampliną 100. 20, dešinys 1,5 nekirsk. Neskubėk, nes nėra 40. Kairys 3 plius. Kairys 1, tramplinas 60. Finišas. Kairys 2 plius. 70. Nebuvo, finišo. Toliau. Kaip mes susirašėm? Va, čia finišas. Kaip čia mes susirašėm tada? Tu sakai kairys 2 plius finišas, ne? Kairys 1, ne, tramplinas 60, finišas. Kairys 2 plius. Ai, tai kairys 2 plius matai per finišą, va čia va šitas buvo. Nu, sorry, blėt, už tą pradžią eina, na. Nesikarščiuk. Jo, Žinau, kad nori lėkt, jaunas. Jo, žinai. Bet skrydį gerą turėjom, Gyčiuk, ką? Ačiū dievuli. Ačiū dievuli.
Tokie reikalai po pirmo greičio ruožo, tai viskas gerai, kas gerai baigės, nes jau ėjom visiškai ant šono, po tramplino nusileidom ne ant kelio, į pusnį metę, tai žodžiu, bet viskas okei, mašina atrodo okei, buvom greičio ruožę sustoję, nes nebedirbo ir motoras po to smūgio, bet pastovėjom apie minutę ir užsikūrė ir važiavo toliau, tai dar gal aš čia matau biškį. Nieko, žodžiu, važiuojam toliau, dar daug ralio liko. Nu ką, Nesikarščiuoja mane. jo, svarbiausia. Ramiai. Tramplinas 20, dešinys 5. 50. Dešinys 1, labai ilgas. 60, dešinys 5. Ko, man taip nestoja, nu visiškai. Tu, kodėl, nu, Nesinervuok. teikit pastum, nu. Пробуем назад. Давай. Dar dabar virvę atkabins, kai ištrauks, tai nepradėk lėkti. Na, virvę atkabina. 60, dešinys 5. Dešinys 5 gyti. Gerai. Dešinys 2 plius. Kairys 1, per trampliną eina, ilgas 4. Ką čia pagalba? 40, dešinys 4. Trisdešimt. Gražiai. 40. Dešinys 1, 3, 2, ilgas. Kiek? Kairys 2, 3. Finišas. 30. Dešinys 2 į kairį 3. Nu, kodėl aš taip toj pradžiai, nu, eina, načio, nu. Čia įdomus tai smagus. Žiauriai, nu ta prasme ir tokia žioplą klaidą, nu. Ta prasme, nei vėlai atrodo stabdžiu, nu, nei per vėlai, nei ką. Aš klaidą padarau, stabdau, nu aišku, reikia sukt tą mašiną, viskas okei. Bet aš ją, kai pradedu sukt, aš atleidžiu stabdį. Ir duodu, supranti, jei slys šonu, ir mes todėl šonu nuslystam tenai. Nu ir antrą kartą tokią pat klaidą padarau, nu. Koks kryvas, sorry, man tai Viskas gerai. Tu svarbu nesikaršiok, tik tai viskas gerai važiuojasi, apart kelios klaidelės ir viskas. Bet šiaip žiauriai fainai ir skaityti žinok šitą dabar buvo. Nu šito tai idealiai, žinai, nu ta prasme, šitas kaip uoga, nu. Nu, davai. Davai, gyčiuk. Stengiam tvarkingai šitą. Pasiteng neskubėt šitą man, žinai, toks nes dabar kai išsimušęs, tai daug galvoju apie. Dešinys 2, 40. Kairys 1, 2, 3. Dvidešimt, kairys 2 ilgas. 30, dešinys 3 ilgas. Tramplinas. 30, dešinys 1, 30. 30, kairys 1 labai duobėta. 30, tramplinas 50, kairys 3. Tramplinas 20, dešinys 1,5 labai ilgas, kairys 1,5, 40, dešinys 2 plius, finišas, 50, kairys 3. Oi, bent vieną. Blemba, čia jeigu ne toj sankryžoj dar taip išslydę būtų, tai būtų iš vis. Blemba, tarp tų medžių ne taip žiauriai čia, šiaip. Ne taip žiauriai. Galvoju, Provežė kieta, žinai, bet blemba, išleidai sprindį nuo provežos, važiuoji, tai ta prasme kaip be dyglių, žinai. Ja. Va toks jausmas yra.
Valgiau pilvas įsipūtęs dabar. Aš tik sriubukė, žinok. Aha. 30, tramplinas 40, žemyn, kairys 2-3. 30, tramplinas 40, žemyn, kairys 2-3. 30, dešinės 1, 40, dešinės 1 per trampliną, tramplinas baisiai meta. Gerai. 100, tramplinas vidurį meta 30, kairys 0, 50, kairys 5. Nepasižiūrėjom šito. Aha. Nieko. Viskas gerai, aš atsiminiau jau maždaug tą pabaigą, kad čia tos dvojkės. Smagiai, ne? Smagiai, nėra ką lyginti su naujom padangom. Ta prasme, visur turėjau kontrolę. Kaip prieš tai Belenkas vietose. O matyk kaip dabar. Tik paslystam, gaziuką duodu, iškart pabėgam. Nu, ta prasme, čia taip prasimečiau su tom padangom, kad pataupiau. Kažkuriam dope, tu pagalvoji praeitom, atrodo jo, toks sukibimas buvo iš starto, kad aš nesugebėjau prasukti ratą. Ta prasme, kai čiupo, iš karto mašina, motoras prisėda ir pilnais. Plio, galvoju. Okei. Nu ką, pasismaginam dar vieną. Pasismaginam. Davai. Tramplinas 20, dešinės 5. 50. Dešinės 1, labai ilgas. 20, stop, dešinės 6. 30. Dešinės 3. Ir dešinės 2 per trampliną drąsiai. Palauk, neskubėk. 2 plius ir dešinys kiek? 2 per trampliną drąsiai 30. Dešinės 1, 30. Dešinės 2 į kairį 4. Ir dešinės 4. 20, kairys 1, 3 per trampliną į dešinį 3. Kairys 2, 3 platu. Oi, čia gražiai. 30, dešinės 3 ilgas. 50, dešinės 2 per trampliną eina, 30, dešinės 3 plus. Finišas 30, dešinės 2 į kairį 3. Maladėts. Viečiuko tokių, kad žiauriai, fainai Ta prasivažiavo. prasme, jaunelis, matei griovį. Nemažai šiaip čia galėsi taškus jau hebrantų. Matei? Nu, ta prasme, bet matei, va tokių buvo vietų, kur ir aš matėjau. Jo, Ėjau. momentais galvojau. Aš to girdėjau, nes tu taip... Jo. Lauki, kas bus, Aš galvoju, tik stenogramų svarbiausia nenumes. O aš tik gazą neatleis, svarbiausia neatleis tokiais momentais. Gerai čia gazą. buvo. Maladėts, jo, va šitą kaifas. Kaifas. Nu, ko berniokai su greičio Kroviai zarazą, ne? Nu ką, paskutinį. Dešinys 2, 40, kairys 1, 2, 3 į dešinį 2. Dešinys 2, 40. 30, kairys 2 per trampliną, 20, dešinys 4. Ir kairys 3 ilgas. Stok. Ateikit! Kairys 3 ilgas. Kairys 2 ilgas. 30, dešinys 3 ilgas. Kairys 1, 30, dešinys 1. Tramplinas 30, kairys 1, 120. Dešinys 3, 4. Dešinys 1, 50, 40, kairys 1 ilgas, 30, stop, kairys 5. Čia. Ai, čia. 70, stotelė, kairys 0, tramplinas,
300, matai. Stop, dešinys 5. Siaura. Šimtas 20. Atlėkiu paskui mūsų. 50. Dešinys 2. 30, kairys 1. 40, kairys 1, 20. Čia nichuja, čia skaitau. Jau pabėgo. Čia toks kairys 1,5. Čia dabar dešinys 2,5, maras dešinys. O Jo, finišas. jo, ten žiauriai užsisuka, matai tas galas. Ir toks, nu sorry, čia už biškitos. Ką, raliai turim? Nu jo, šiaip ne taip, bet su kasekais, bet ralį turim, jau sorry už tas mano grybus. Viskas gerai. Turim finišą pasnent greičio ruožę, sukomės 2 kartus. Matysit, tom borduose buvom sustoję, išstumę, vietom žiauriai slidu kažkaip buvo, bet nieko. Finišas yra finišas, renkam kilometrų šiaip žiauriai, pakaifavom, vietom buvo žiauriai gerai. Ir važiuojam ant Arkos finišo ir varom tolyn. Atidavinėjom jau GPS-us, uždaram parke esam. Mašinytė tokia pabaldėlinta. Buferis čia laikikliai nulūžę. Tada dugno apsaugos atkibusios vietom. Nu, tai čia jau šitą matėt. Mūsų pramoga. Radikas ten iššokęs iš vietos, dar tokių visokių. Bet daugiau viskas okei, važiuoja viskas gerai. Tai viską susitvarkysim ir pasiruošim sekančiam raliui. Viskas bus gerai, kilometrų surinkom visus pilnai. Vietų buvo tokių, kur nenorėčiau kartuoti ir geriau taip nereikia daryti. Bet toks tas ralis ir jis yra viskuom žavus. Negana to, kad ralis sunkus buvo, tai dar iš teisėjų ir premiją gavom. Tokią vat. Tai finiškai 4 greičio ruožą, kai finišavom ir dar ten pravažiuoji ten 100-200 metrų ar truputį daugiau įvairiai iki teisėjų, kur turi sustoti ir ten įrašo atiduodi kortelę, paduodi atžymį. Tai žodžiu, sustojom metras prieš tos teisėjus ir aš nusiėmiau šalmą. Ir iškart tie teisėjai užfiksavo, perdavė komitetui. Pasirodo, jo, taip yra, aš ne per savo grybą, tiesiog viskas tvarkoja, tai čia traktuoja viską teisingai, nesiginčiu dėl to ir čia iškart sutikau, pasirašiau, nes čia galėlė protestuoti ir taip toliau. Tokios yra taisyklės, šalmą gali nusimti tik tada, kai jau pravažiuoji stop ir viską atsižymėjęs būni, tik tada atsisegami diržai, tik tada viskas, nes jie traktuoja kaip kad sustojus, gali kažkas iš galo ale pareit, nors jau ten būna gerokai anksčiau finišavę gali atstrenkti ir ten, žodžiu, įvykti krešas ir susižeisti. Yra kaip yra, nieko nosinio nukabinam, erzina, aišku, tokios tos smulkmenos, bet. Tai va, iki pasimatymo.